Tai istorija apie atstumtąjį. Dabar persekiojamas klajūnas per visą gaublį. Jie gyveno pilnavertį gyvenimą. Ir jos pėdsakais. Ji paliko sulaužytų vyrų pėdsaką. Dabar beglys. Sumušta ir sumušta ji praleidžia savo dienų skaičius. Apgailėtinoje slėptuvėje. Jūs visi žinote jos vardą. Anapelės Annie. Maliarija sukeliantis uodas. Pažvelgęs į mane dabar, vargu ar sutiktum, patikėk to. Bet senais Jerry laikais aš buvau. Tikrai kai kurie dalykai. Taip, merginai tai buvo vieni juokai gauti, kai buvau jauna ir graži. Bet laikai pasikeitė. Na, aš anksčiau buvau karštųjų skebutis. Dėmes. Pelkių karalienė. Pasaulis buvo mano žaidimų aikštelė. Pietų ramusis vandenynas. Indija. Šiaurės Afrika. Italija. Taip. Visame pasaulyje aš juos aplenkiau. Jų unguriai. Aš išgėriau savo gėrimą tiesiai. Bet berniukai savuosius sumaišė. Su Makijau Peleku. Mano procentai kilo. Kai didieji šurmulys įjungė šildymą. Tai buvo ta pati senoji viceprezidentų komanda, kuri sukūrė man Panamoje karštą. Parazitologai. Entomologai. Malariologai. Šalyje. Užklupo mane ant pėdsakų. Ir aš turiu omenyje taką. Jie pradėjo valytis. Pirmiausia, jie supažindina berniukus. Oi. Ir tada, o brolau, jie įsikraustė. Mus. Jie sugriovė mūsų susibūrimo vietas. Jie tikrai užsipylė. Su aliejumi. Jie mus nupurškė Paryžiaus žaluma. Sučiupo visus milžinus nuo Birmos iki įsiutęs. Reketas darosi vis stipresnis. Procentai nebėra tokie, kokie buvo anksčiau. Bet dėka Snafu. Sumanus operatorius vis tiek gali slapta įsiterpti. Vienos nakties nuotykis. Vamzdis liemeniai. Pažiūrėk į tuos kelius. Jam nerūpi, kur jis eina. Jis plačiai atviras. Repelentas. Jis niekada neliečia laiptelio. Ir tai eina. Išoriniams smegenims taip pat. Na, brangioji. Kol tik tas vaikinas šalia. Maža mergina vis dar gali būti sąžininga. Gyvas,